Sveiki, gyvi ar negyvi, nežinau, aš taip išbuvau dabar negyvs, dingau iš eterio, bet vėl sugrįžau. Šiandien sumaščiau tokį vieną prikolą. Pabandysiu paleisti į viršų savo droną, kurį, toli tas pultelis, nebesusilenka, kurį pamėginsiu paleisti, kurį vėl. Pabandysiu paleisti droną, pasižiūrėti, kaip jis skrenda ir panašiai. Gal ten tą lėktuvą pamatysim skrendantį kažkur ten droną ir viskas. Paleisiu droną, pasižiūrėsiu, kol aš įleisiu, jūs esat visi saugus aplinkui. Bet dronas tik nesaugus. Taip, pasivaikštom, apžiūrim gamtovaizdį čia ir paleisim droną. Aš nežinau, gal bandysiu iš čia paleisti, o gal kažkur eisiu pasižiūrėti. Kas čia per dronas norit sužinoti? Tai DJI Mini 4K raišką filmuoju, tai raiška bus gera. Visą laiką filmuosim, parodysiu ne tik nuo žemės, bet ir iš viršaus, kaip viskas vyksta. Tai dabar apsižiūrim, kas čia gera. Čia kažkas šašlykus kepia. Aš nežinau, pabandysiu iš tikrųjų jį paleisti, kuo toliau nuskristi ir pasižiūrėsim. Jeigu nesudaužysiu drono, tai čia bus mano jau kaip ir pasiekims, bet jeigu sudaužysiu, nu tai viskas, tada su dronu daugiau manau, kad nebefilmuosiu, nes nu vis tiek jau bus jau sudaužytas, tai su sudaužytų dronu manau negalėsiu filmuoti. Tai dabar einu iki aikštelės, mes susitiksim aikšteliai ir pamatysim, kaip išskrendu su savo taksu į viršų. Kadangi paleisiu droną skristi, pabandysiu ir pats paskristi. Čia stiklas, aš žinau, gal kažkas gyvent, pamojuokim. Dabar po biškį pradėsim pakuoti droną. Ruošim droną ant pakelimo, išsiemam. Čia DJI Mini 4K raišką filmuojantis dronelis. Esu leidęs, tarp kitko nebuvo taip, kad nesu leidęs, bet ten leidau gal minimaliai keliom minutėm, tik tais ir viskas. O dabar pabandysim jį ir toliau palaidyti. Nu, aišku, nemėtysim, tiesiog skraidinsim. Jūs negalvokit, kad aš paimsiu droną ir mesiu. Ne, taip nebus. Tai ką, mums reikės telefono, bet kokiu atveju, kad galėtume pajungti šitą droną. Ir aišku, dar aš jau net nepajungiau pačią droną. Nereik visur skubėti, viską darytis, bet droną svarbiausiai nepajungti. Kaip jis išjungt skris man. Tada tikrai gausiu mesti aš jį į viršų. Nu, palaukit. Pasidedam telefoną. Čia reikia vieną kartą paspaudyti, antrą kartą. Opa, užkrovė, viskas, sparnai suveikė. O, garsą girdit. Nežinau, gal girdit, gal ne. Čia irgi 1, 2. Pasijungė. Ir manau galėsim, kaip galėsim, neįsidėjau svarbiausių dalykų. Kaip aš jį valdysiu, įsisukti reikia, nepataikau į skylį. Nu va, reikia spausti Go to Fly. Ir aš jau matau, palaukit dabar, aš nebeprisimenu, pastrauksim gal, jeigu galim. Įkvėpkim. Nežinau, palaiminu. Ne taip gal, bet kažkas eis. Pirmą kartą leidžiu droną. Ir dabar paleisiu droną. Ne tik matysit nuo manęs, kaip jis skris, bet matysit ir iš viršaus. Tai kadangi dabar aš jau kamerą pasijungęs iš drono, aišku, čia pirmos sekundės nieko gero, apsiprantam, pabandysim ir įjungti sportą režimą. Kai duosim su sportu, manau, čia viskas susprogdins.
aš galiu tik tiek pasakyti, kad aš jo visiškai nemoku valdyti. Man iki jo valdymo tai, ojojoj, kažinai dar aukščiau pakelti man. Galim pasižiūrėti, koks gražus gamtovaizdis. Čia va, vis miestas matos. O, bažnytėlė. Jeigu mokėčiau bent truputį kamerą paleisti į apačią, tai paleisčiau. Dabar kol kas aš jau pats nebežinau, kur aš randuos. Bandau paskraidžiat kažkur. Aišku, to drono bandymus gal ir nieko gero. Jis man atrodo, man pastriga. Neskrent normaliai. O, biškį praleidžiam. Dabar pamėginsiu paleisti sport režimą. Pasižiūrėsim, kaip čia per sport režimą. Kiek minutė. Sport mode. Štai ir aš. Gerai. Keliam. Nusivirtų, išjungiam sport režimą, įsijungiam kitą režimą. Ai, čia pats lėčiausias režimas, kiek matom dabar skrend. Gal jūs pamatysite iš drono, kaip skrend visą kitą, bet čia yra pats lėčiausias režimas. Jis vos juda. Gal su tokiu reiktų mokytis visų pirma. Tik man yra baisiausiai, kad aš neatsitrenkčiau į kokį medį. O šiaip jį nėra sunku valdyti. Pabandykim biškį paskaidžiut, kur nors toliau. Įjunkim normalų režimą, nes čia skrisim 2 valandas kitaip. Gerai, biškį apsisukam. O, skrendam prie bažnyčios. Trūko. Ai, naš. Signal los. Praradau signalą. Vis praradau signalą iš tikrųjų. Aš nebežinau, kur čia aš esu. Aš norėčiau šiaip dabar jį biškį parskraidinti atgal iš tikrųjų, nes man įdomu, kur jis yra. Nes aš nebematau signalą ir nebelabai aš jį matau. Nu, va, atsigavo, matau. Sugalvau, vai, pabandysiu praskrist tarp tų medžių. Challenge'as, ar pavyks praskrist tarp tų medžių ar ne, tuoj pamatysim. Pavyko. Čia žinot, kaip galiu pasakyti, lengviau ir būt negali, žiūrėkit ir atgal moku. Dabar pasunkinti misiją tarp ten tų medžių. Montuotojau, dabar stebėk, ar man pavyks praskrist tarp tų medžių, ar ne. Aš iš tikrųjų pats nebijau, bet dronas tai bijo, nes
Aš esu profesionalus dronas skraidytojas. Pirmą kartą, nu ne pirmą kartą esu leidęs. Oi, tu sau, tai čia biškiai palauk. Būt man. Tai čia nusižeminam, čia pakėm. Ten atrodo, man atrodo, kad aš nepaskrisiu. Nes aš bent jau per čia nematau jokią tarpą. Ne, einu arčiau pabandysiu. Jas, pavyko. Galime suprasti, kad droną sudaužyti nepavyko. Aišku, norėčiau gal ir toliau kažkur nuskristi, bet blemba. Pirmam kartui aš biškai ir pats turiu prisidėjęs į kelnes negerumų, tai tualetą reikės eiti toliau. Negerumus įsigradyt, juokauju. O dabar manau, kad biškai, biški dabar eisiu taip pat ir pats Nu ką, manau, pirmam kartui užteks drono filmavimą, nuleidžiu droną, grįžtu į savo miegamąjį ir užbaigsim epizodą. Nežinau, ar man pavyko šitą droną. Oi, ne, neužbaigsim. Pabandysim pro stulpus, zigzagais praskristi. Varom, dronelį. Žiūrėk, akmuo. Hehe, manėt, kad atstrenksiu. Neįmanoma. Dude, wait till you see the. No. Jaučiu invalids atrodo. Bet man yra sunku valdyti jį, žiūrint į tą ekraną, man lengviau valdyti, kai aš jį matau. Bet galim pabandyti ir taip, palabiškai. Gražiai takeliu. Bandysim praskristi tarp medžių. Ar mums pavyks?
Nematydams drono praskridau tarp medžių. Čia jau man yra pasiekims. Gerai, nuleidžiu droną. Sunkiai sekas nuleis droną. Landing. Ui, vos neprisižaidžiu. Gal einu pasižiūrėdams pirmą kartą nuleisiu droną. Landing. Tai va, išbandėm droną, kaip ir skrend normaliai. Aišku, kitose videoje pabandysim labiau su juo gal paskraidyti ir panašiai. Bet šis galas kaip galas. O kažin su manim paskrista, pabandom. Galvojat, aš debiau, aišku, net nebūčiau bandęs. Nors buvo tokia mintis. Bet įsivaizduoja, čia galit pasiimti, jeigu turėtumėt geresnį droną, ne tokį mažą. Alaus pasidavot su draugeliu, kur nors netoli būnat, nu ne tik alaus, tarkim, ir Coca-Colas, arba Sprite, arba Fantas su draugeliu, kur nors netoli gyvenat, ant drono nuskraidinat, draugelis jums atgal tarą parskraidint, po to draugelis gali jums atskraidint kažką, gal ir neblogs variantas. Gerai, tai dabar aš jums nerodysiu, kaip susipakuoju, nes manau neįdomu ir susitiksim iš ten, kur aš buvau užmigęs. Ko žinot, jeigu tai paleidus, skristų dronas. Manau, kad neskristų. Tai va, apie droną trumpai ir aiškiai galiu pasakyti tik tiek. Kad dar daug pamokų reikia dėti, kad aš jį normaliai išmokčiau valdyti. Bet jį mes tikrai naudosim ne kartą. Ir manau, pabandysim su dronu kokiu nors triukų padaryti. Bet reiks man pasimokyti jį normaliai išvaldyti. Dabar aš grožiuosi gamta. Tai va, su jomis buvo šiandieną Davidelis ir buvo Davidelio dronas, kurį išbandėme. Išbandymas gal šiek tiek ir nesėkmingas, buvom praradę ryšį, biški toks įvarę širdies permušimą, bet sakiau, aš jaučiau saugiai, dronas nesijautė saugiai, nes pametė ryšį. Kaip žinot, žmonės pamet šypseną, taip dronas prarado ryšį, su dronu nutrūko ryšys. Tai va, ką galiu pasakyti, mielieji. Vieną dalyką, jeigu jums patiko šitas video, paspaus like, paspaus subscribe, parašyk komentarą, ką reikėtų tobulinti ir aš patobulinsiu. Ir dar vienas, jeigu mes surinksim, mes nieką nerinksim visų pirma, dėl šiaip žiūrim ir viskas. Tai va, dar kartą sakau, ačiū už dėmesį, kad buvot su manim ir pasimatysim. Negaliu prižadėti, kada pasimatysim, bet tikiuosi greitai, gal po 2, o gal po 3 savaičių. Hasta la vista, brangieji. Iki susitikimo.